Norėdami pritaikyti trečiąjį ir ketvirtąjį langus, spustelėkite ekrano išdėstymo mygtuką, kad pasiektumėte pagrindinį terminalo nustatymų meniu. Pavyzdžiui, apatinėme kairiajame lange spustelėkite žemėlapio piktogramą, tada patvirtinkite paspausdami žalią varnelę, kad įjungtumėte žemėlapį ir valdymo koregavimo parinkties greitąjį meniu. Galiausiai, spustelėkite piktogramą apatinėme kairiajame kampe, kad įjungtumėte viso ekrano režimą arba sugrįžtumėt atgal. Toliau sekite pamokas valdyti Ideal Auto Guidance sistemą. Paspauskite išdėstymo mygtuką klaviatūroje į pagrindinį ekraną. Apatinėme dešiniajame kampe spustelėkite Info Plus ir tada patvirtinkite. Info Plus yra kompleksinis greitasis meniu, kuris parodys jums įvairius mašinos parametrus, nustatymus ir informaciją. Kiekviename lange visada matysite 3 mažus laukelius. Kiekvienas laukelis atspindi vieną konkrečią mašinos informacijos grupę. Spustelėkite rodiklę apatinėme dešiniajame kampe, kad pamatytumėte kitą Info Plus informacijos grupę. Pradedant nuo pirmojo rodomo langelio matysite derliaus duomenis, mašinos našumą, pjaunamosios nustatymus, krip režimą ir sekcijų valdymą, pirmąją variklio darbo parametrų dalį, antrinę variklio informaciją, velenų sukimosi greičius, mašinos posvirį ir derliaus nuėmimo režimus. Išsamei pagrindinę Info Plus informaciją aptarsime atskiroje pamokoje.